8 pozicijoje. Kauno Žalgirio situacijoje stabilumo yra Seda, labai greitas žaidėjas. Prasimetė kamuolį ten vienoje pozicijoje, dabar prasimeta ir antroje, o galų gale Titas Milius. Puikiai. Seda kamuolį perima, Lamino Kalido klaida ir čia labai didelės spragos gynyboje. Veselinovičius ir Joris Aliukonis gelbėja savo komandą. Greitoje atakoje ten kol kas Viktoras Okečiuk ir Jonas Jankauskas. Okečiukvu jo perdavimas, Vėjas Pocius ir nepi. Ne Horikošio, Kantas Seki čia ir muša. Muša įvartį Mažeikių atmosfera. Na, čia šansas ir kokios progos dabar neišnaudojo. Gera Mažeikių atmosferos ataka, Džeseda jau baudos aikštelės prieigose, Džeseda jo smūgis ir Joris Aliukonis dar kartą. Pocius vienu lietimu. Žičkevičius, geras perdavimas link Okečiukų, dabar jo klaidinami judesiai, Okečiukų nepavyksta pataiks. Kauno Žalgiris, Vėjas Pocius pats atlieka smūgį, atšoka kamuolys patogiai, šansas Burdzilauskas ir rezultatas lygus. 1-1, Kauno Žalgirio dubleriai. Turi galimybę išeiti į kontrataką, tą ir daro, ten rodo Palubinskas, kad matė pražangą prieš Vėją Pocių, Okečiukų į baudos aikštelę, čia gera galimybė ir kamuolys vartų tinkle. Kauno Žalgirio jaunimas sugeba persverti rezultatą. Kajus Žičkevičius žaibiškai mažėja, geras Burdzilausko perdavimas, Višniauskas, jo perdavimas Pociui, šis siunčia kamuolį į vartų tinklą ir Kauno Žalgirio jaunimas šiandien švęs pergalę. Ta padaryti, bet to neleidžia ir jau aidi finalinis arbitro švilpukas, kuris fiksuoja Kauno Žalgirio dublerių pergalę prieš Mažeikių atmosferą. 3-1 šiandien Mažeikių komanda nesugeba Kaune laimėti. O